Kągi, turim tik 10 minučių ir kaip per 10 minučių pagaminti puikią moliūgų sriubą. Tad nieko nelaukia, pradėkime. Reikia keptuvę, į keptuvę pilame aliejaus, galite naudoti saulėgrąžų arba alyvuogių. Tada paimkime faršo, dedame faršą. Tuo metu, kol kepa faršas, aš paimsiu 2 svogūnus vidutinius ir juos supjaustysiu smulkiau. Kad būtų greičiau, galite svogūnus tiesiog tarkuoti ir per tarką, nebūtinai pjaustyti, bet svogūnai šiame patiekale būtini, jie priduos labai skanaus saldumo. Ir šiaip svogūnas ir česnakas puikiai draugauja su moliūgu. Svogūnai supjaustyti, tada kelios skiltelės česnako, galite naudoti jų daugiau, galite mažiau, priklauso nuo taip, kaip jūsų šeima mėgsta. Aš tiesiog jas su peiliu truputį patraiškau ir supjaustysiu pakankamai stambiai, kad dar česnakas sriuboje jaustųsi. Jeigu mėgstate arba jūsų vaikai neypatingai mėgsta česnaką, tai galite jo minimaliai tik naudoti ir tada per tarką tiesiog smulkiai sutrinti. Štai. Atmaišome faršą. Į faršą dabar aš dedu svogūnus ir česnakus. Beriu juodųjų pipirų. Tuomet pasūdom. Taip ir sudėsiu, nesibaiminkite, sultinio kubelį, bet jis yra ekologiškas ir be jokios druskos. Parduotuvėje tikrai galite tokį rasti. Svarbu, žiūrėkite, kad nebūtų jokių raidžių. Kaip jis gaminamas, tai tiesiog arba liofilizavimo būdu. Daržovės yra džiovinamos, iš jų ištraukiama visa drėgmė ir įpresuojama į kubelį. Tai tiesiog nereikia baimintis kubelių, bet ne visų. Taip, kol baigia iškepti faršas, aš paimsiu vieno savo mėgstamiausio ingrediento, tai yra konservuotos paprikos. Ją galite nusipirkti kiekvienam prekybos centre ir su virtuviniu smulkintuvu tiesiog sutrinsiu vientisos masės. Bet prieš tai įpilsiu šiek tiek rudojo cukraus, kad dar labiau paryškinti paprikos skonį. Šis paprikų padažas puikiai tiks prie saldžios moliūgų sriubos, nes yra rūgščiai saldus ir dar truputį aštrumo mes įdėsime, tai čili pipirą. Jį supjaustysiu smulkiai ir įdėsiu į faršą. Dedu čili pipiro. Jeigu mėgstate aštriau, galite jo įdėti daugiau. Aš noriu, kad ta sriuba vos būtų aštri. Ir dabar atėjo laikas jums parodyti slaptai ingredientą, kuris palengvins visą sriubos gaminimą, tai yra vaikiška moliūgų tyrelė, kurią galite nusipirkti prekybos centre. Aš tiesiog paimu tyrelę ir įdedu į mūsų faršą. Ir čia mano gudrybė, įdėsiu 4 indelius vaikiškos moliūgų tyrelės. Čia yra 95–90% moliūgo. Tyrelė, kuri priduos mūsų sriubai sultingumo, skanumo ir nereikės ilgai troškinti. Tai dar patroškiname porą minučių, kol tyrelė visa sušils. Jeigu tyrelės neturėjote galimybės nusipirkti, tai galite naudoti tą patį moliūgą, tik jį sutrinkite ir ilgiau reikės tiesiog patroškinti sriuboje. Ir galite įpilti dar šlakelį karšto vandens. Viskas, aš paimu indą. Naudosime tokius indelius. Vienas mėgstamiausių mano užsiėmimų tai yra serviravimas. Sriubą troškinį mes dedame į indelius. Moliūgas tikrai labai skaniai kvepia. Česnakas paryškina visą skonį ir gaila neužuodžiam čili pipiro, bet jį tikrai jausime sriuboje. Taip, dedu indelius. Galite naudoti mėgstamą sūrį. Ir su bulvių skustuku tiesiog ant viršaus jo smulkinam. Tada keli lapeliai šviežio baziliko, 1 šaukštas vietoj grietinės paprikų padažo. Ir ant viršaus dedame mėgstamų daigų, gali būti saulėgrąžų arba agurkų.
Štai, sriuba paruošta, aš kviečiu šį rytą pasigaminti ją.